visiems labai ačiū. Mes pasiekėm 2 milestones, bet aš to jas pasakysiu. Tai pirmas yra, mes pasiekėm pagaliau 50 subscriberių. Jau turim, kai šitas šortas įkeltas, mes jau turim 60. Tai labai ačiū už tai. Aš norėjau labai pasidžiaugti pirmą 50, bet aš padariau tos šortus su, kada aš šoku su tais ir mes gavom dar 10 subscriberių, tai net nespėjau pasidžiaugti ir jau mes 60. Tai labai ačiū. Aš džiaugiuosi, kad aš turiu tokią mintį. Pagaliau įjungti komentarai, tai jūs man rašinėt visus dalykus, tai aš juos perskaitau, kai kurios pažymi su širdelėm. Kai kurie biški negatyvus, bet aš jas pažįstu, tai tikrai realybėj. Jo. Tai tikrai aš mintyse turėjau seniau, kad jeigu gausi 50 subscriberių per šiuos metus, kai dar nesibaigia, aš turėsiu kažkokį padaryti kažką, kolabą ar dar kažką. Tai aš turbūt ir darysiu. Yra toks kitas youtuberis, kuris mano pažįstamas, kuris labai ilgą laiką jau nebe darė YouTube'ą. Tai tas kažkoks kremdi. Aš man atrodo su juo darysiu kolabą, nes jis manęs visada prašo kažkodėl. Tik pasiekiu 50 ir iš karto žmogus nori su manim kolabintis. Jis turi PM2, tai jis, kai pradėjo YouTube'ą, labai gavo daug subscriberių, tai aš norėjau aplenkti jį. Jis kai kuriuose mano shortuose, kai ten editus dariau, būdavo. Bet ne tam. Gerai, antras milestonas. Mano channel'as jau turi 2 metai. Jo. Tai per metus mes tiek daug accomplishment. Gavom 60 subscriberių. Tai čia man nerealus. Aš suprantu, kad kiti youtuberiai gauna ir daugiau ir tą. Bet aš esu mažas youtuberis ir kaip tai aš žiūriai noriu. Ką? Aišku, aš dar labiau būčiau dėkingas, jeigu gautume 100 iki šitų metų. Tada aš jau turiu daryti kokį YouTube streamą. Čia jau tikrai reikia pasidžiaugti, jeigu šitos metus gausim. Jeigu kitus kažką kitką padarysiu. Bet jau mes pasiekėm 5 subscriberiam. Ačiū visiems. Visiems geros dienos. Visiems iki.